Sveiki gyvi. Matot, nerimstu. Tumsom geriausia gal pamatytas, kas to šveist. Tai nebeturiu normalią šveičiančių tų, vien tik vieno pusė šitą. Pabandys tumsu įmest į viedrą. Įmatysiam, ar kažkiek matos ir kaip tas atrodo tumsu efektas, jeigu naudosit, kas naktį žvejojat, ypač arba ledų kada bus, jeigu mums bus šiuo metai. Vis dėlto noriu pažiūrėti, ar kaip naktais metu šveidė. Tik tai gal, kad ta viena pusė plava maža bešveičia, ta viena pusė normalia, biškiai tokios spalvos, nebeturiu tų lempučių. Tai jungo lau prožektorių, perjungo kamerą kiek pos. O, čia yra viedras, tas ant toks, nežinau, nei pašvarios, bet tik to, galbūt kažkas bus matyti. Jungo lauk. O, ant stalo. Da turėjau tos raudonus tokius. Kurie iš ryt posės buvo per vesdėjin prašveitę mažą bešveitų, tai iš to šveitas nebloga. Tai dabar bandau įmest į undinį. Pasikėm, kaip atrodys undinė. O, nusileidom dugną. Nu ir va. Šveit kažkiek, skaityk tą žuvis. Tikrai turit iš toli pamatyti, manau, kad didesnis šveisos nerek. Darbaujas tas vulkanas. Pasikėm iš viršaus. Burbolo tik matus. Jau viršų. Nu, kaip. Puikiai veik. Paskui iš tikrųjų aukščiau šiandien šį, kur dariau tų undinį. Iš tikrųjų vis tas ant daug kvep, grina daunai, česnako, super. Nu tai va, taip matus. Vienu žodžiu, tumsu visiško. Tai būtų po undinko spalvų. Čia skau gal rinktis raudon, melso, žalso, nežinau, kur geriau yra vėl tas tau žiūrėti. Bet karščiai, žinau, tikrai, kad nebėjai, kiek buvo sudės girlendas, kiek jau, kaip sakant, kiek naktim filmuodavau su pantonu, tai tikrai, kad karščio plauk prieš visus, Linas Sokratus, toks pastebėjams. Nu, dar žiūrėsim, dar testuosiam, bet karšiam tai galiu pasakyti 100%, kad karšiai prieš visus plauk. Taškas. Tai va. Ir vakar visiems, Liuds Masals iki.